Mano manymu, tikras lyderis yra žmogus, vedantis visus kitus į priekį. Aš suprantu lyderį kaip žmogų, kuris sugeba koordinuoti kitus žmonės, kad būtų pasiektas bendras tikslas. Ir viskas. Ir mano nuomonė, lyderis yra tas žmogus, kuris nepasirodo lyderis iš pradžių, bet savo pasąmonę veikia kitus ir parodo, kur jiems reikia būti, parodo teisingą kelią, nors tie bendražygiai nemano, kad tai yra teisingas kelias, bet lyderis geriau žino. Ir mano nuomonė, lyderis turi būti atsakingas, rūpestingas, kuklus ir nuolankus. Mano manymu, lyderis tai yra žibulys, kuris padeda žmogui surasti savo kelią, o nuo jo nukrypusiam padeda surasti pradinį. Manau, kad lyderis tai yra žmogus, kuris neturi erzinti kitų, jis kaip tik turi turėti labai didelį norą padėti kitiems, vesti juos jų tikruoju keliu ir padėti pasiekti visus savo tikslus. Mano nuomonė, lyderis yra toks žmogus, kuris net sudėtingose situacijose išlieka ramus ir pasako kitiem, ką reikia daryti. Ir tiesiog kontroliuoja